13 skyrius. Šviesos kasdienybė. Po visų vidinių lūžių, tylos ir įsikūnijimo etapų atsiranda naujas dvasinio gyvenimo sluoksnis – šviesos kasdienybė. Tai ne ekstazė ar nuolatinis įkvėpimas, o paprastas, šviesus buvimas kasdieniuose dalykuose. Rytinė kava tampa šventa. Žvilgsnis pro langą – tylus maldos veiksmas. Pokalbis su artimu žmogumi – dvi sielos, susitinkančios už žodžių. Net rutina įgauna sakralumo, nes tu joje esi sąmoningas. Šviesos kasdienybė nėra gyvenimas be iššūkių. Tai gyvenimas, kuriame net iššūkiai tampa dalimi šviesos tekėjimo. Tu išmoksti neatsiriboti nuo pasaulio, bet jame švytėti, būti ne nuošalyje, o centre, kaip ramybės centras audros akyje. Tai skyrius, kuriame dvasinis kelias tampa gyvenimo būdu, ne kaip praktika rytais, bet kaip buvimo kokybė kiekviename žingsnyje, kai šviesa, kurią radai viduje, ima šviesti ne tik tau, bet ir per tave kitiems.